Sveiki, GTV laidos žiūrovai. Vėl susitinkame tam, kad diskutuotume aktualiomis visuomeniai temomis. Daugiau nei 10 000 žmonių jau pasirašė peticiją reikalaujančią sutvarkyti pavojingas ESO linijas. Tai visuomenės balsas už gyvybę ir gamtos apsaugą. Bet ar galime vadintis tvaria valstybė, jei leidžiame nykti rūšims iš Lietuvos raudonosios knygos? Elektros linijos būtinos, bet ar jos turi kainuoti tiek gyvybių? Šiandien laidoje dalyvauja peticijos autorius Ekosistemų apsaugos centro vadovas Petras Adeikis, žiedinės ekonomikos direktorius Domantas Tracevičius ir Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis. Mes uždėjom siųstuvus jaunikliam ir pamatėm, kas atsitiko. Tinklai tai yra trečia žmogaus skelta kliūtis pagal žuvusių paukščių gausą po stiklinių pastatų ir po transporto. Tokio ta problematika būtų keliama, galima būtų tikėtis, kad tas atsidurtų tarife ir aš nebejoju, kad vartotojai tikrai supranta tą problematiką. Sveiki. Sveiki, laba diena. Petrai, esate peticijos iniciatorius. Tai kas buvo pagrindinis impulsas inicijuoti šią peticiją? Šiaip tai reikėtų taip patikslinti, peticijos iniciatorius idėja buvo tai vis dėlto Šiaulių mero Artūro Visocko, kad reikia taip pat rašyti peticiją, bet aišku, kadangi mes tą klausimą iškėlėm, tai buvo nuspręsta per Šiaulių savivaldybės posėdį, kad mes ją inicijuojam, ta prasme, mes ją pateikėm tą peticiją. Todėl, kad tai yra mūsų veikla. Mes stebėjom tos paukščius, mes juos galiausiai jų tėvus esam paleidę į laisvę mes ir išveisę mes. Tai buvo pasiūlyta, kad mūsų asociacija pateikė peticiją. Bet pati idėja iš tikrųjų yra Šiaulių mero. Už ką jam labai didelį ačiū. Tai čia paminėjot kieno idėją, o kodėl? Kokio masto tai yra problema? Problema yra globali, kaip ir mes čia dabar jau pradėjom diskutuoti, tai iš tikrųjų, jeigu mes įvardėjom, kad ne tik Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje visi paukščiai yra saugomi. Teisingai aš sakau. Taip. O ypatingai yra dar ir retos rūšis, kuri viena iš jų yra didysis apuokas. Tai turi apsauga būti tokia, kad jinai būtų reali, o ne butaforinė, ta prasme apsimestinė kažkokia. Mes įvardėm, kad saugojam, bet nesaugojam. O kas dabar atsitinka Lietuvoje su plėšriaisiais paukščiais, kurie medžioja laukuose, tai iš principo ten yra užtaisyti spąstai, mirtini spąstai, 24 valandos, 7 dienos per savaitę. Tai ką ir parodė mūsų išsiritę Šiaulių pietinio apuokų jaunikliai, tai paprasčiausiai jie atėjus laikui, natūraliam laikui išskristi lauk iš tėvų teritorijos, nes didieji apuokai yra griežtai teritoriniai paukščiai, jie pradėjo išskridinėti lauko į laukus iš miesto ir kas atsitiko, jie atsitupė ant stulpų ir juos užmušo elektra. Kodėl būtent Šiaulių pietinė dalis tapo ta juodąja zona? Ji visa yra. Aš sakau, todėl, kad ten apsigyveno tie tėvai. Ten apsigyveno, patinėlis apsigyveno berods 2017 metų, nes jis yra 2016 metų išsiritimo, o patelė apsigyveno 23 metais, jeigu aš neklystu dabar. Ten paprasčiausiai jie apsigyveno. Iš principo, ką parodė, kad miestas yra jiem iš principo saugi buveinė. Šiaip tai dar tokį norėčiau labai, kadangi per tą įvykį labai daug gavom kritikos, kad čia gal ne mieste, tiem apuokam, ne vieta. Tai man keista, kaip iš, sakykime, kai kurių specialistų, ornitologų, tokie žodžiai, tai yra paviršutinės žinios. Šiaip tai didysis apuokas gyvena ten, kur mes jam leidžiam. Tai labai plastiška rūšis ir jinai gali gyventi visur, laukuose, miškuose. Iš principo, giliam miške jam ir nėra ką veikti. Kaip aš sakau, apuokas konkorėžinėlėse ir zuikio kopūstunėlėse. Tai bet kokiu atveju jis medžioja laukuose ir pasirodo, kad laukuose jam ten labai nesaugu. O kaip nustatomi tie karštieji taškai? Karšta yra visa Lietuva. Jeigu šnekam apie plėšriuosius paukščius, kurie medžioja laukuose. Todėl, kad visoje Lietuvoje mes turim tą pačią elektros tinklų sistemą. Tai stovi stulpai, atramos, kaip jos teisingai pavadinti, elektros linijų perdavimo, kurios virš jo eina atviras laidas. Tai yra visa Lietuva. Jeigu mes neturėtumėm, įsivaizduokim taip, ar ne, sąlyginai, neturim tokių stulpų, galbūt mes turėtumėm tų plėšriųjų paukščių visuose laukuose ir jie būtų visi saugus ir ten visiškai nekiltų problemos su retumu ar tų paukščių išgyvenimu. Aš norėjau papildyti, tai jeigu klausimas pradžioje buvo,
ta prasme, dėl mastų, ne, ar čia tikrai mastai. Tai aš manau, kad ta elektrifikacija Lietuvos oro linijų tinklas yra kaip ir viso Europoje panašus, mes elektrifikuota šalis, tankiai santykinai gyvenama su tankiu elektros tinklu. Tai yra tyrimai, yra tikrai įvairiose šalyse, tiek JAV, Kanadoje, Vakarų Europoje daryti ir tinklai tai yra trečia žmogaus sukelta kliūtis pagal žuvusių paukščių gausą po stiklinių pastatų ir po transporto. Tai yra iš tikrųjų, tai yra nekvestionuojamas klausimas. Tai čia galima tik atsikalbinėti, kad klausimas, kad duomenų mes neturim, nieks nerinko, ką beje paukščių direktyvai pareigoja, tas vadinamas deliberate killing, netyčinis žudymas. Tie šalis narės privalo tos duomenys rinkti. O kokio masto yra tie netyčiniai žudymai? Tai va čia tas nebuvo Lietuvoje daroma, bet kad tai yra problema, tai čia tiesiog, juokinga, tai yra tiesiog atsikalbinėjimas. Tai yra taip, ir kitą pridėčiau, dar papildyčiau Petrą, kad iš tikrųjų tai yra, mes kalbam apie trumpą jungimą, kada tai dažniausiai stambus paukščiai žūna, bet nuo laidų, jeigu pagal individus vienetus, tai daugiau žūna dėl atsitrenkimo į laidus, tada ir vienodai ir perdavimo linijos, tai yra aukštos įtampos, yra pavojingos paukščiam nemažiau, ten mažiau to trumpo jungimo, tik dėlėm paukščiam labai, bet ir dėl atsitrenkimo ir tiek šitie tinklai, tai yra jau skirstomieji ir vartotojams, ir tinklai perdavimo elektros oro linijų yra taip pat labai pavojingi. Taip pat to problema yra totaliai visos šalies problema ir Lietuvos tame tarpe. Aš tik tai sakyčiau, kodėl tas, dabar jūs taip pavadinot, tas juodas taškas, tai todėl, kad yra buveinė. Yra tam tikro paukščio buveinė, kurią mes sekam ir kurią tą problemą galim aiškiai labai identifikuoti. Todėl, kad mes uždėjom siųstuvus jaunikliam ir pamatėm, kas atsitiko. Todėl, kad mes nematom šiaip laukuose, ar ne, paukščiai ne visi sužymėti siųstuvais, iš tikrųjų vienetai sužymėti. Lygiai taip pat mokslininkai iš Tado Ivanausko muziejaus atliko tyrimą su jūriniais ereliais ir žuvininkais, kur irgi gavo rezultatus tokius, kad būtent ir nuo elektros iškrovos, ir nuo laidų žūsta paukščiai. Bet, sakykim, šitas Šiaulių pietinio apuokų atvejas, jis būtent parodė tą, nes iki to buvo šnekama, kad mes kaip ir nelabai turim čia duomenų ir nelabai gali niekas identifikuoti, ar čia tikrai dabar žuvo nuo elektros iškrovos ar ne nuo elektros iškrovos. O čia tiksliai parodė tiesiog visa praktiškai dėtis, 2 patelės žuvo. Jo, ir dažniausiai ir randama yra tie stambieji paukščiai, kaip ir muziejų patenka, tai jūriniai ereliai, žuvininkai, suopiai, nes juos žmonės pamato, atneša, kiti kaip dar neblogos būklės, tai iškamšai ir taip susirenka duomenys, bet mes esam darę tyrimus Lietuvoje, bet su kitų operatorium, su Litgrido perdavimo oro linijų, tai aukštos įtampos darėm tyrimus, tai ten iš tikrųjų visą puokštę rūšių ir ten ir pagrindai vyrauja arba naktiniai migrantai, strazdai, liepsnelės arba pempių sankopos, kur didelis būna sėjikų, tai yra iš tikrųjų net kurapkos. Santykinai daug, žiūrint kiek jų yra, daug kurapkų radom žuvusių po laidais dėl įsitrenkimo. Taip kad problema tikrai yra didžiulė. Kaip jūs vertinate, kad atsakingos institucijos, vietoj to, kad imtųsi veiksmų, kol kas vis dar diskutuoja tik taip apie šitą klausimą, arba gal savaime netgi galima sakyti, kad ignoruoja? Sunku pasakyti, ką jie daro, jie mūsų nekviečia į tuos susirinkimus ir mes negalim pasakyti. Bet iš principo taip, jau 23 metais mums užmušo pirmąją apuoką, kuris pakibo ant stulpo ir mes galėjom tiesiai pasakyti, kad taip jisai žuvo. Jau 23 metais jau aš tą problemą kėliau. Sakiau, žiūrėkit, tai nėra normalu. Jo labiau, kad prie to žuvusio vieno apuoko aš dar ant tos pačios linijos dar radau 3 suopius. Lygiai taip pat žuvusius buvo 2 pakibę, 1 nukritęs ant žemės visai palei stulpą. Tai jau tada kėliau tą klausimą ir kaip ir man atrodė, kad, jeigu tu pasakai, sakykime, kažkokiom institucijom, kad žiūrėkit, kokia yra problema, gal niekas nematė, nes tiesa turiu pasakyti, kad aš susisiekiau ir su ESO atstovais ir jie man sakė, nėra tos problemos, čia vienetiniai atvejai, čia mes kalbėjom, dabar sako, kad nesakė, bet man tai buvo pasakyta, kad čia Lodas buvo susirinkime ir sakė, kad nėra problemos. Galbūt jie man sakė netiesą. Netiesą, nes mes buvom 16 metais tyrimus darę, tai mes negalėjom. Bet esmė yra ta, kad aš galvojau, kad jau čia dabar jinai spręsis, bet jin iš tikrųjų nesisprendė. Ta prasme, savaitė padėjavimo
ir viskas. Ir toliau vėl viskas važiuoja taip, kaip buvo. O dabar mūsų tikslas yra neleisti tam vandeniui dabar, tam dumblui nusėsti, mes ją ir drumsim. Tai ką jums reikštų pergalė, kalbant apie peticiją, ar ne, inicijavot peticiją, tai kokiu veiksmu turėtų imtis ESO ir aplinkos ministerija? Bet jeigu šnekame apie pergalę, tai čia ne mūsų pergalė. Ta prasme, tai yra, pavadinkim tai, paukščių pergalė, ne? Tų, kurie... Nedidelė pergalė tik tai būtų. Bet žingsnis. Jo, kad nuo laidų bent jau. Mes negalim, netgi nuo to izoliavimo prie stulpo, tai vienos problemos sprendimas. Aš suprantu, kad užkabeliuoti ten tuos, sukabeliuoti visus laukuose einančias linijas, tai labai brangiai kainuoja. Bet bent jau po žingsnį darykim. Bent jau pradėkim daryti. Dabar visi nori kažkaip tai eiti šuoliais. Nu, darykim žingsnį, pradėkim nuo buveinių. Jeigu ornitologai žino, kur yra buveinės, nes aš taip, ką dabar matau, lygiai taip pat ir prie Nemuno deltos, aš dabar stebėjau tuos didžiosius apuokus ten, kur jie skraido prie Nemuno deltos, tai paprasčiausiai didieji apuokai, man tas terminas nepatinka, sako, stabili populiacija. Negali būti didžiųjų apuokų stabili populiacija, aš atsiprašau, kad aš neku apie didžiosius apuokus, nes jie mano paukščiai, ar ne, tais, kuriais aš domiuosi. Jeigu jinai peri, jeigu, kaip vadinama, ten 10-20 porų peri, tai reiškia, kasmet ji turi didėti, ji negali būti stabili, reiškia, turi atsiras vis daugiau ir daugiau perinčių tų porų, nes 20 porų, įsivaizduokit, dėtis apie 3 kiaušinius, ar ne? Tai nors vienas tegu išgyvena per metus, iš 10 tų, reiškia, 10 apuokų turėjo padaugėti Lietuvoje. Nu, gali išmigruoti. Bet esmė ta, kad Nemuno deltoj lygiai tas pats. Apuokai užsiėmė saugią teritoriją tėvai, kai tik jaunikliai išskrenda į nesaugią teritoriją, įsivaizduoju, kad jie greičiausiai žūsta dėl to, kad jie nutupia ant stulpo. Čia dar reiktų pastebėti, kad didžiojo apuoko elgsena yra tokia. Jis medžioja tykojant. Jeigu ten suopis jisai kybo ore, susiranda auką ir tik jau pagavęs auką, grobį savo, ar net ten gali nutūpti ant stulpo, jį saugiai sulės. Tai didžiajam apuokui yra taip, jis turi atsitūpti ant kažko labai aukšto, atviroj vietoj, sekti aplinką ir tada pamatęs grobį šokti žemyn, sklęsti palei žemę, tarp kitko, kai medžioja, jis sklendžia palei žemę ir susimedžioti grobį. Kas ir atsitinka? Jis tupėsi ant stulpo, ten atviras laidas, į juos užmuša. Todėl mes turim nestabilę populiaciją didžiųjų apuokų, o naikinama. Ji galėtų augti, o dėja jinai yra naikinama. Galbūt galite pasidalinti duomenimis, kiek paukščių kasmet žūsta nuo elektros linijų Lietuvoje? Tai mes iš tikrųjų, kaip minėjau, tai kas liečia ESO tinklą, tai skirstomosius tinklus, tai mes net nesam tokių duomenų, tokio darbo darę, štai kad tinklai yra virš 100 000 kilometrų, tai čia yra, kaip pasakyti, duomenys yra patikimi, kad būtų pakankamai operuoti, tai tam reikia padaryti tą tyrimą, ne? Bent vienkartiniai, tai prasme, metus 2. Mes esam, kaip minėjau, darę analogišką tyrimą su perdavimo linijom. Tai va čia gal tik Domantas galės papasakot, kodėl ten iš tikrųjų noras, nenoras ir kaip čia tas mechanizmas tame biznyje energetikos vyksta, kodėl kas už ką atsakingas. Bet Litgridas geras pavyzdys, jie matė tą problemą, suprato, tiesa, turėjom bendrą projektą, bet dabar jie diegia jau priemonės, tai vat jie gali, kažkiek norint yra, bet tik tai tas gerai, jiem galbūt lengviau, kad mažiau to tinklo, mažesnis yra ir tų priemonių kaštų analogiškai, tai nuo to bendro biudžeto jie kažkiek skiria tam, numato išlaidas, bet tai skaičiuojama į kainą vartotojams, tačiau jie diegia ir vat, dėl ko jie tai pradėjo, nes jiem valdybų irgi reikėjo apsiginti, kad tai priemonės reikalingos. Padarėm tyrimus ir tiesiog ta imtis buvo keli šimtai kilometrų pravaikščiota, kokie 300 tų linijų, tai irgi tik tai mažoji dalis įvairiuose Lietuvos vietose ir tada mes identifikavom, kokios buveinės žinom dabar rizikingiausiai migruojantiem, kokios yra ir tai, kaip dabar sako, miškuose reikia galbūt kažką pirmą daryti, ne, laukuose pavojingiausia buvo, nes ten ir pempių, sėjikuburiai ir ten kitos laikotarpis rudnį ir čia dar buvo. Žūtis yra tam tikrą laikotarpį fiksuota. Tai tie duomenys yra ir aš manau, kad vienas iš operatorių, kur kadangi yra 2 Lietuvoje ir operatoriai skirtingų tinklų, tai jis tą supranta, tik tai vėlgi
tos priemonės mes norėtumėm, kad platesniu mastu būtų diegiama, bet jie, kiek gali pati įmonė, tai jie ten bendrai, bet jie patys sako, čia toks iš karto pasakyti, kaip gali būti daryti, jie sako, kad mums, pavyzdžiui, ta pati aplinkos ministerija, nes jie ten daro poveikio aplinkai vertinimo, tai yra atranka ar pilna, kai linijas net remontuoja. Sako, mes negaunam nurodymą, kad visą liniją, pavyzdžiui, laidų sužymėta, net ten yra tik tai tas žaibosaugos viršutinis yra pavojingiausias, ploniausias. Sako, gautumėm, pasakytumėm vadovybei, turime suprojektuoti, nes aplinkos institucijos reikalauna, bet nieks net nereikalauna tos institucijos, kurios iš tikrųjų atsakingos už tuos. Ir va čia, tai nesakyčiau, kad vien energetikos sektorius yra kaltas, tai gal Domantas dar gali kažką papildyti tuo. Visų pirma, kam tenka atsakomybė, kas naudojasi tuo gėriu ateinančiu. Tai aišku, elektros energijos vartotojas. Jis yra, kaip sakant, tas, kuris už visą tą tinklą apmoka ir inicijuoja jo išlaikymą, jo statymą, visą kitą. Tas atsiremia į kainą. Ir dabar tas klausimas, tą kainos formulę formuoja, iš esmės energetikos ministerija, jeigu yra, kaip sakant, suinteresuotos pusės, jis gali traukti įvairius ekologinius aspektus. Tai kaip sakant, tą ir turėtų padaryti, bet nieks nesuformuoja, kaip ir buvo paminėta, to klausimo, to lūkesčio, kad, jeigu yra naudojamasi tuo, yra tam, galima sakyti, intervencija į gamtą tiesiant laidus antžeminius, tai reikia tą neigiamą poveikį minimizuoti, kontroliuoti, įvykdyti tą prevenciją. Ir būtent tada, kai tokia problematika būtų keliama, galima būtų tikėtis, kad tas atsidurtų tarife ir aš nebejoju, kad vartotojai tikrai supranta tą problematiką ir nekeltų klausimo, jeigu tai, nes tai lyginant su visų kasmetiniam išlaidom skirstomajame tinkle tikrai nebūtų visiškai reikšminga, tai tikrai visiškai. Bet čia labai ilgas kelias, reguliacijų procesas. Tai aš ką ir norėčiau papildyti, ar ne, tai jau kelis dalykus. Tai pirmiausia, kaip sakom, tyrimas gerai. Bet paraleliai turi eiti ir jau apsauginės tos priemonės. Todėl, kad kol darysim tyrimą, o jis gali užsitęsti, paukščiai ir toliau žus. Mes jau identifikavom tą problemą ir važiuojam. Tai dabar, kiek aš girdžiu, tai iš principo yra problema, kad niekas nedrumščia vandens. Niekas nesako, kad tai yra problema. Mes dabar girdėjom. Jeigu kas čia dabar keltų triukšmą, tada surastų galbūt lėšas. Tik tai aš nesutikčiau niekaip su tuo momentu, kad tai būtinai, kad tai kalti yra tie, kas gavėjai. Dabar įsivaizduokim, koks nors kelią tiesia, ar ne, ir kalti tie, kurie važinės to keliu. Ne. Tie, kurie tiesia kelią, jie turi jį patiesti taip, kad jis būtų saugus. Tarp kitko ir gamtai jis turi būti saugus. Mes kaip pavyzdžiui mes neturim tunelių perėjų, ar ne, tenai, o tiesiam kelią. Tai dabar kaltinti žmonės, ne žmonės reikia kaltinti, kurie naudos, o tie, kurie tą paslaugą apsiėmė teikti. Jie teikia ir kas juokingiausia, jie gauna pelną. Ir tada nesutikčiau su tuo momentu, kad tai pereina į vartotojam, ar ne, tenai jiem padidės. Stop. Šita įmonė gauna pelną. Tai yra gerai, mes ginčiamės, tai yra dalinai valstybės įmonė, o gamta kaip tik ir yra valstybės turtas. Tai ten turėtų to pelno dalis eiti į gamtos kažkiek tai apsaugą. Ir palaipsniui grįžtų prie to pačio žingsnis po žingsnis daryti kuo saugesnę aplinką paukščiam. Jūs peticijoje minite reikalavimą tam tikrų prevencinių priemonių. Kiek jos kainuotų? Ar jas sunku realizuoti? Aš tik tai galiu trumpai pasakyti, ta prasme, kad svarstamos įvairios yra saugiausias, aišku, yra kabeliavimas, kas yra skirstomuose tinkluose, tai yra ir kraštovaizdžiui gerai, ir šiaip, ta prasme, tai yra priemonė tokia patikimiausia, net ir gamta bendra prasme, tada nereikia tiek tokių plačių juostų miško prakirtinėti, ką dabar ruošia daryti dėl tiekimo saugumo. Tai paimkim, kur per mišką linijos ir prakirtam dar plačiau, kad medžių neužvirstų. Puikus kabeliavimas yra, bet tai yra brangus, bet tai yra planuojamas. Už tai, kad, kaip minėjau, vienas iš tikslų tenai yra saugus tiekimas, yra tų operatorių, už ką jie, kam ta įmonė egzistuoja, valstybinė ar ten pusiau valstybinė, ir turi užtikrinti saugų vartotojams tiekimą. Tai jie galvoja, bet tai yra ilgalaikė perspektyva ir reikia apie ją kalbėti, bet ką minėjo Petras, yra pigesnių priemonių, nustatyti tas teritorijas, kur bent jau mes
teigiam, kad mes saugom tuos paukščius, tai yra paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kur ereliam saugoti, žuvininkam yra, tai yra bent nuo to kažkur pradėti, kur Apuokai, va delta, aplink deltą irgi, ten ne tik, kad pačioj deltoj parke paste, bet ir už ribų. Tai yra tas identifikuoti, ką lyg tai dabar Ignitis ruošiasi daryti, bet kol kas tik tai žodiškai ruošiasi, žiūrėsim. Bet tai yra žingsnis ir jie, ką iš jų išgirdau žinią, kad, sakau, dėl priemonių mes galim kažką pasiūlyti, sako, mes patys planuojam, ten yra techniniai sprendimai, reikia žinoti, kokio ilgio, kaip ir kiek kainuoja, sako, bendraujam su užsienio šalim, kitom partneriais užsienio šalyse, ir vertinam. Nu, tai aš manyčiau, kad reiktų jų paklausti šiuo atveju ESO su Igničiu, kas liečia skirstomuosius tinklus, gal jie, kada jie turės tokius įsivertinimus, nes jie ten atseit tą duomenis renka, dabar prašys tik tai tų biologinių, kur tos jautrios zonos, nuo ko pirmiausia pradėti ir kur jau labai jautrios, kur galbūt galvoti apie kabeliavimą, o kur galima kitom, ten kaip migruojantiem paukščiam, tai laidų vizualizacija ir panašiai. Domantai, jūs esate žiedinės ekonomikos ekspertas. Kaip jūs įsivaizduojate energetikos infrastruktūrą, kuri būtų suderinama su žiedinės ekonomikos principais? Tai idealiausiu atveju viskas yra kabeliuojama ir tada išvengiama, tos rizikos yra eliminuojamos visiškai. Tai jeigu mes jas turėsime ir... Bet čia kabeliuojama reiškia po žemė. Taip. Tai mes tų rizikų išvengiame. Kabeliai yra ant Taip. Po žemė. Kai kuriais atvejais, jeigu žiūrėtume į žiedinę ekonomiką, tai mes turim tos ir keitimą tų stulpų ir jų naudojimą kiek įmanoma ilgiau, kad nesusidaryt papildomos atlikos. Dargi Lietuvoje yra tų gerų iniciatyvų, kai tos, kas atitarnavo Lietuvoje, dar puikiai gali veikti Ukrainoje ir ten prisidėti prie tų tinklų, pagalbos juos atstatant. Tai čia galbūt yra tos kryptis, bet kaip ir minėjau, yra kabeliavimas arba kitaip ieškoti prevencijų, kad tą sumažinti neigiamą poveikį. Jo, nes reikia pasakyti, kad yra kabeliavimas ir labiau ilgiau tarnauja, tai yra stulpai, yra pagal jų ten saugumo, perdavimo, kas kažkiek metų turi būti keičiami į naujus. Ir laidai oro irgi oksiduojasi, yra greičiau negu kabelį, kuris yra izoliuotas. Ir juos reikia keisti. Tai va, tų atliekų, tai yra, žinau, kad pavyzdžiui, tas einamasis remontas aukštos įtampos tinkluose kas 10 metų. Kiekviena linija, maždaug plius minus. Tai yra, pagalvokit, kokios apimties darbai ir kiek pinigų tam išleidžiama ir kiek atliekų lieka. Tai gerai, gal tos laidus perdirba kažkur, tai taip toliau. Tai dar čia yra, turi paklausą, bet stulpai dažniausiai tai yra utilizuojami. O gamyba tai yra ir tarši, ir betonas, ir ten vienu žodžiu. Tai va, tai tas yra, jeigu žiūrėt dar per žiediškumo principą papildomai, be paukščio apsaugos, tai yra, dar galima įsivertinti, kad tas kabeliavimas yra iš tikrųjų toksai, jisai daug tvaresnis negu oro linijos. Investicija ilgam laikotarpiu. Taip. O vertinant tarptautiniu mastu, lyginant su kitom šalim, ar ne, ką galėtumėt pakomentuoti, ar Lietuva žymiai atsilieka ir turėtų stipriai pasitempti? Žiūrint, su kuria šalim vertinti. Panašu, sakykime, kaiminėse valstybėse, tai yra panašu. Bet jeigu būtų su Vokietija, Prancūzija, taip, mes visiškai esam gale. Nes netgi kai jau čia dabar mes pradėjom skelbti Facebooko grupiai toj savo, ar ne, ekosistemų apsaugos centro, tai nežinau, ar matėt, tai tiesiog žmonės gyvenantis, todėl kad sekė tuos apuokus, tą perėjimą, augimą, išskridimą iš lizdo, sekė žmonės ne tik Lietuvoje, sekė ir iš užsienio žmonės, tai tiesiog jie susiuntė. Jisai žmogus stovi ir paveiksluoja, sako, žiūrėk, kad va pas mane kaip atrodo stulpai. Tai ten uždėtos tos apsaugos vienokios, kitokios, ten jų įvairių yra, bet jos yra uždėtos. Todėl, kad iš principo, vėl grįžtam prie to pačio, Europos Sąjungai pagal direktyvas paukščiai yra saugomi. Ir tos vakarų šalis, pavadinkim, tos, nenoriu sakyti, labiau išsivyščiusios gamtosauginiuose procesuose, jos jau tos įgyvendina. Prancūzijai stovi specialiai šitiem paukščiam, kurie medžioja laukuose, stovi specialiai stulpai, kad jis turėtų kur atsitūpti ir galėtų medžioti. Bet ką aš girdžiu dabar iš mūsų diskusijos, tai aš matau, kad visi tą problemą žino, netgi žino sprendimus, tik tai vanduo buvo nedrumščiamas. Tarp kitko, tą ir pasakė ir ESO atstovė, sakė, niekas mūsų nereikalauja. Jeigu reikalautų, mes tą darytumėm. Tai pasirodo, problema yra ne tame, kad nežinom.
O problema yra todėl, kad niekas neliepia. O niekas neliepia, tai niekas niekur nedaro. Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ESO niekas neliektų atnaujinti linijų, tai jie ir nenaujintų. Jie gautų dar didesnį pelną. Jiems priklauso dėl saugumo tiekimo. Bet aš jau čia ironizuoju, ar ne? Ta prasme, jeigu nereikalautų, jie ir nedarytų. Imtų tik tai pelną, sakytų, o kas, niekas mūsų nereikalauja. Tai čia lygiai taip pat yra su gamtosauginiais procesais. Iš ESO niekas pasakė, niekas mums neliepia to daryti. Manau, turėtume tą tokią, sakykime, ten, kur yra keičiami, tai kiek įmanoma kabeliuoti, jeigu ne, naudoti tas prevencijos priemonės. Tai yra tam tikras standartų pakeitimas, kad daugiau tos ateičiai tų problemų nebūtų ten, kur daromos dabar keitimas, o ir ieškoti sprendimų, finansų, visko, būtent kuo didesnės, tas jau jautriausias vietas irgi taip. Nutraukimo migracijos vietų ir nuo buveinių. Ir čia nebūtinai reikia žiūrėti į užsienio patirtį, sakau, imkite tą patį Litgridą. Jau jie tas priemonės, kurios jie supranta, dėl trumpo jungimo šakutė, lėkštutė, ten galėsiu nuotraukas parodyti, tai jie dabar 100% ant visų stulpų deda. Nes jiems ten ant to dėt, ant nedėt, planavimas, ką, ten yra kainuoja 50 eurų viena, tai ten ant stulpo 100 eurų, tai savikaina aukštos įtampo, tai yra nieko jie. Tai tai yra praktika, kaip lygiai taip pat to pačio sektoriaus, kitas operatorius, tik tai tam jam mažesnėm apimtim reikia, jam gal paprasčiau. Ir, kaip sakė Domantas minėjo, einamosius remontus, kai daro, specialiai ten labai sudėtinga, atjungt liniją, ten sudėt, tai visur deda 100%. Schema kaip veikianti Lietuvoje, tam pačiam sektoriui, tik tai reikia taip daryti, noro turėti ir pirmin. Kiek laiko tai užtruktų maždaug? Pradėjus. Tai čia aš įsivaizduoju, kad nuo finansų turėjimo. Ta prasme, jeigu kas nors padovanotų milijardą, tai padarytų labai greit per metus. Bet kadangi tokio dalyko nėra, bet čia gal nereikėtų taip į tą spausti į kampą, per kiek dabar padarysit saugią Lietuvą, ar ne? Tai sakė, reikia spausti. Spausti reikia, bet ta prasme reikia pažingsniui daryti, pradėti, kaip ir šnekam, nuo buveinių, ten, kur paukščiai migruoja, ten, kur jie susilaužo sparnus, ten reikia keisti, reiškia kabeliuoti, kišti po žemę tuos kabelius. Ten, kur buveinės tų pačių apuokų, nes, kaip sakiau, tokia specifika elgsenos apuoko, ten galbūt, o tų vietų nėra labai daug. Didžiųjų apuokų mes turim visiškai juokingai, mes turim iš tikrųjų Nemuno deltą ir Šiaulius, nes visi kitur ten yra manomai parašyta, čepkelių raistas, manomai peri ir taip toliau. Porą vietų, bet yra ta bėda, vis dėlto reikia kalbėti ne apie tai, kad tai yra labai lokaliai galbūt, bet tai yra šalies mastu, nes ir kai buvo, kur darė Petras minėjo analizę žuvininkų, tai taip, jūriniai realiai lokaliai, kurie ten laikosi, sankaupos yra taip. Po 10 metų reikia turėti aišku rodiklį, koks procentas oro linijų užkabeliuota, va čia jau turėtų tą padaryti, kokių priemonių, tai jie dabar, čia yra planavimo reikalas, realistiško planavimo. Tas turi būti teisės aktus įtraukta, kad, pradedam, kai yra keitimas, tai jau automatiškai turi būti. Ir jau tas visas mechanizmas įsivažiuos. Nes vis tiek turi įtraukti. Turi būti planavimas. Tai iš principo, kas yra, reikia kelti problemą. Todėl, kad grįžtų prie to pačio, pastovinčio akmenių vanduo neteka. Ta prasme, jeigu būtų tą pradėję, būtų taip sureaguota, kaip dabar sureagavo 23 metais, tai įsivaizduokit, mes jau kelis metus jau spręstumėm tą problemą. O čia niekas nepajudėjo iš vietų nuo 23 metų. Aš turiu pavyzdį labai gerą su baltųjų gandrų lizdais, ne, irgi. Kalbėjom, rašė, čia buvo prieš keliasdešimt metų, niekas nesidaro, trūko kantrybė, surinkom įrodymus ir ten vienam regione, tenai dar buvo tie rytų vakarų skirstomieji tinklai įmonės. Viena įmonė iš aplink Kaišiadorius, iš to rajono visus gandrus žuvusius, kur užtrumpino, gandraližius numetė, kai jie savavališkai ten su jaunikliais ir surašė jiem protokolą. Gyvosios gamtos inspekcija ir jie iškėlė, gavo didžiulės baudas, paskaičiavo ir tada jie pastebėjo, kad tai yra problema. Tada energetikos ministerija susėdo su aplinkos, sutarė tą mechanizmą, kai sako, Domantas turi būti, kad ekstra atveju atsijungia dėl lizdo, reikia jį nukelti arba numest, bet turi iškelti kitą.
Tai tą leidimą, bet tas leidimas, kad nelaukti ilgai, negali tiekėjai laukti ten savaitėm, kol tą leidimą gaus, tai vat galit per metus 500, bet kontrolę turite vis tiek, ką nukėlėte, tai gandrą, jeigu maišė tam tiekimui, trumpino, spaudė laidus, ten nutraukė, iškelt, ten buvo sprendimas, mes turėjom projektą, tada sulesto buvo. Tai va, kai užspaudė, kai gavo didžiulę baudą, sukilo visuomenė, nors baltieji gandrai mūsų nacionalinis. Tai jo, tai aš ką noriu ir ką minėjo, tai jūs minėjote ir Domantas, ir Petras, vis tiek nuo visuomenės prasidėjo. Dėl ko, pavyzdžiui, Danijai ar Olandijai, kur didelis sąmoningumas aplinkosauginis, gamtosauginis, ten yra daug kažkaip biliuotas skirstomųjų tinklų. Ten kažkur tai vienkiemius yra, kur brangu. Už tai, kad visuomenė sakė, čia yra paukščiam, tam kraštovaizdį gadina ir tiesiog, ir viskas buvo įpareigoti, institucijos atitinkamus priėmė sprendimus, sukūrė mechanizmus ir viskas vyksta ir jie, tai aš manau, kad vis tiek turi tą visuomenę pasakyti, juolab, kai Domantas sakė, nori užkrauti ant jos pečių naštą, kuri gal nėra didelė, bet vis tiek žmonės nepatenkinti, kai auga tą. Tai, bet jeigu pasakys gerai, mes ten tą 100 dalį cento už kilovatvalandę mokėsim daugiau, kad gamtai būtų saugiau, nu tai tada jiem nebeliks argumentų, kodėl net ir vartotojai. Aš nesutinku, kodėl centų turėtų ten 100 dalim padidėti, todėl grįžtų prie to pačio, yra pelnas. Jeigu pelnas yra, dabar nėra reikalavimo gamtosaugai iš jų, bet jeigu atsirastų tas reikalavimas, kaip mes šnekėjom, tarp urėdijos pavyzdžiui, ar ne, tas pelnas sumažėtų, nelabai ir jie ten ir sukūstų, gaudami mažesnį pelną. Bet va čia tas geras momentas visuomenė. Iš tikrųjų, jeigu aš vienas būčiau rėkęs, ką dariau 23 metais, tas ir nesuveikė. Bet kaip suveikė, aš sakiau, reiktų pastatyti paminklą Pietinę apuokų jaunikliam tom 2 žuvusiom. Todėl, kad didelė dalis visuomenės stebėjo perėjimą ir augimą jų. Ir sukilo visuomenė. Visuomenė prirašė tam pačiam ESO, prisiuntė žinučių. Ten, jeigu pasižiūrėtumėt, peržiūrų yra virš 1 milijono, ar ne? Ir visuomenė pasipiktino. Tai ką aš norėčiau palinkėti visiems, reiškia, dirbantiems su gamtosauga, neslėpti savo darbo. Nes kai mes slepiam tą savo darbą, ar ne, gamtosauginį, mes jį padarom kažkokį uždarą, tik tai mes apie jį žinom, visuomenė žino tik trupinius, o čia žmonės sekė visą tą procesą. Jie tos augino kaip savo vaikus. Ir kai jie žuvo, jie ir pakėlė triukšmą. O kai pakėlė triukšmą, tada tai pačiai aplinkos ministerijai ar tam pačiam ESO ypatingai, jam nėra kur dėtis. Todėl, kad visuomenė sukilo. Ir reiškia, mes turim, kaip tie, kurie užsiemam gamtosaugą, mes turim kelti ir visuomenės sąmoningumą, supratimą ir neleisti tylėti. Nes tylim, nėra problemos. Petrai, dabar noriu jau jūsų paprašyti baigiamojo žodžio. Mūsų uždavinys dabar yra neleisti vandeniui nurimti. Ta prasme, kad neatsitiktų vėl taip, kaip buvo 23, kad paburbėjom mėnesį laiko, nutilo ir vėl viskas gerai. Tai mūsų uždavinys yra dabar drumsti tą vandenį, tol, kol nepradėsi daryti tuos tinkamus žingsnius su šiuo atveju plėšriųjų paukščių medžiojančių pievose apsaugai. Tai mes netylėsim. Tai ačiū laidos dalyviams ir ačiū visiems žiūrėjusiems. Kviečiame pasirašyti peticiją ir nebūti abejingiems. Ačiū.